Jeigu vyras bėga nuo moters jausmų, tai tik tai parodo, kad jis yra infantilus pampersinis mažius, kuris nesugeba palaikyti erdvės, va tos struktūros, kurioje ta audra galėtų, žinai, nesukeliant didelio chaoso ir nepatiriant visokių pasiekmių ir taip toliau, išsilieti. Čia yra tas vyriškas stuburas ir tikrasis vyriškumas, nes tai mums moterims būna dažnai, kartais, rečiau kartais, bet ateina pasitaškymo periodai tam, kad pajaustume tą vyrišką jėgą. Ir kitas dalykas, tai nereiškia, ne, kad jeigu jūs gaunat pizduliai, kad jūs gaunat šypsau. Vadinasi, buvo kažkokia priežastis. Tai brandus ir protingas vyras, jisai eis ieškoti priežasties ir darys viską, kad tai pašalintų. Taip, mažvaikis, dar su pampersais ir čiulptukais esantis vyras, toks nebrandus, ką jis darys, jisai dės fugą, bėgs, keis moterį, skirsis ir sakys šitą isteriką, psichopatiją, psichuoja, čia taip toliau ir panašiai. Ir bėgs į savo urvą kaip, paauglys, žinokit, paauglys.